Labą dieną, esu Edita Gelbudienė. Iš esmės, jeigu kalbame apie jauno žmogaus, mūsų atveju ir studento sėkmę karjeroje, sėkmę studijose, sėkmę gyvenime, mes turime nepamiršti vienos dimensijos, visų pirma, motyvacijos. Ir motyvacijos mokytis, motyvacijos veikti, motyvacijos tobulėti. Ir netgi ir mes dėstytojai, kaip ateiname į auditoriją dėstyti savo dalyko, studentai be abejo mato, kurio dėstytojo akis žiba, kuris dėstytojas yra savo dalyko fanas. Ir net jeigu yra labai sunku, bet yra visada labai įdomu, kada tu jauti ir matai tą žibančias akis. Tai lygiai taip pat ir su studentų tobulėjimu, kada man yra įdomu, kada aš esu motyvuotas, tai savaime suprantama, man yra lengviau ir mano akis blizga ir aš domiuosi visu tuo. Motyvaciją mokslininkai išskiria tai vidinę ir išorinę. Ir žinoma, visų pirma, reikėtų galvoti apie vidinę motyvaciją, tai motyvacija žinoti. Aš noriu sužinoti, aš noriu išmokti, aš noriu patobulėti. Jeigu kalbėti apie išorinę motivaciją, jau yra šiek tiek kitokie aspektai. Man galbūt nėra taip įdomu, ką aš darau šiuo metu, bet man yra įdomu rezultatas, kurio aš pasieksiu. Man yra sunku kiekvieną rytą ateiti į paskaitas, bet aš labai noriu gauti diplomą. Noriu gauti savo srities diplomą. Tai va tokie dalykai tikrai be abejo yra svarbus išorinė ir vidinė motyvacija. Aš manau visų pirma pagalvoti apie tai, kas mane labiausiai paskatino, kas mane labiausiai motyvavo ir kas buvo tas veiksnys, kuris man suteikė tą antimotyvaciją. Galbūt pasikalbėti su tuo žmogum, kuris mane ypatingai buvo įkvėpęs, jeigu man kyla kažkokių abejonių, ar čia tikrai mano tas sritis, ar čia tikrai aš dar noriu toj srity judėti. Pasidomėti, jokių būdų neužsidaryti savyje, ko gero būtų pirmi tokie dalykai, ką pasiūlyčiau padaryti. Tiesiog prisiminti, kas buvo tas pirmasis faktorius, kodėl aš taip nusprendžiau. Ar tai buvo dėl to, kad man taip sakė tėvai, ar tai buvo dėl to, kad aš visą širdimi jaučiau, kad tai yra mano sritis. Jaunam žmogui, ko gero, labiausiai klausyti savęs. Klausytis to, kur veda širdelė, ko aš iš tikrųjų noriu, kas man iš tiesų yra įdomu, o ne tai, ką man liepia daryti. Ir tada ta sėkmė, kaip aš sakiau, tas degančios akys, jos iš karto viską pasako. Net jeigu yra labai sunku, vis tiek aš to noriu ir aš to siekiu.